Sveiki visi elektronikos mėgėjai. Šiandien su pirmuoju sniegu pas mus į studiją atkeliavo ir štai toks litavimo rinkinys, kurį atsitiktinai užmačiau parduotuvėje ir nusprendžiau išbandyti. Kaip jau žinome, Parkside'as tai nėra tas prekės ženklas, kuris pasižymi itin aukštą kokybę. Tačiau kainos ir kokybės santykis man pasirodė ypač priimtinas. Juolab, kad lagaminėlyje mes galime surasti net 17 skirtingų detalių. Kas mane sudomino, kad nėra jokios papildomos litavimo stotelės, o termostatas integruotas į lituoklio rankeną. Toks sprendimas man labai patiko, kadangi ant stalo užima mažiau vietos. Lituoklį galima užkaitinti iki 480 laipsnių, tai reiškia, kad mes turime daug temperatūros rezervo, o taip pat antgalius apskaičiuotus didesniai temperatūrai. Kitoje dėžės pusėje galime surasti ir trumpą aprašymą, kartu su nurodyta 60 vatų galia. Šiame komplekte mane labiausiai džiugina keičiami antgaliai, kurių yra net 5. O dabar metas įlysti į dėžę ir pasižiūrėti, kas yra viduje. Pasirodo, ne taip paprasta įlysti į dėžę. Lagaminėlio kokybė tikrai mane džiugina. Tvirtas plastikas ir atrodo tikrai labai patikimai. Užraktai iš metalo tikrai patikimesni nei iš plastiko. Dėžėj taip pat niekas nebuvo įlindęs. Viskas užklijuota, užtampuota labai gerai. Va. Pažiūrėkim, sezamai atsiverk, kas čia viduj. Ar rasim tai, ko tikimės? Visai neblogai atrodo viskas. Štai instrukcija. Bent jau pradžią instrukcijos tai tikrai paskaitykit prieš naudodami įrenginį, nes maža ką, gali būti kažkoks specifinis įjungimas. Geriau pirmą persiskaityti ir paskui nesukti galvos. Stovelis. Iš metalo. Patikimai padarytas. Tikrai viskas gerai, viskas gražu. Gal šiek tiek per ilga man ta spyruoklė. Minkšta tokia ir ilga. Ir labai jau triukšmauja. Kaip varpai skambėtų. Mano stovelis mažiau triukšmauja. Nieko tokio, pažiūrim, kas čia dar yra. Labai didelis privalumas, išlitavimo juosta. Puikiai praverčia smulkiai elektronikai. Ir lydmetalis tikrai neblogas, plonas. Labai gerai. Toliau turime įvairius čia pincetus. 2 pincetai. Tikrai žnyba kaip žąsinas. Ir kitas pincetas. Irgi, man atrodo, čia jau geros kokybės bus. Tai teks išsiaiškinti darbo eigoje. Padėkim tuos pincetus. Dabar mus domina pats lituoklis. Iš pažiūros tikrai nebloga kokybė. Termostatas taip pat sukiojasi lengvai. Labai patogu reguliuoti temperatūrą tiesiog litavimo eigoj. Jeigu jis ir veikia taip, kaip atrodo, tai tikrai, manau, bus gerai. Dabar temperatūra bus daug tikslesnė negu naudojant lemputę ar reostatą. Nes dirbti su lempute tikrai nepatogu. Mus visus labai domina laido lankstumas. Koks jis kietas ar minkštas? Iš pažiūros, kiek čia lankstau, tai tikrai jisai minkštesnis negu mano lituoklio, kurį naudoju jau daug metų. Tikrai kietas kaip dušo šlanga.
Jo, tikrai minkštesnis. Ir jau lituoklio nebenustums nuo stalo. Pažiūrėkim, kaip jisai dera stovelyje. Na, stovelyje nieko gero. Spiruoklė per plati. Lituoklis sunkiai laikosi, o be to ir triukšmas labai didelis. Todėl dirbti naktį su šituo lituokliu bus sunku. Na, o mano senajame stovelyje, girdit, triukšmas mažas ir lituoklis laikosi daug stabiliau. Na, o kas dar liko dėžutėj? Štai kempinėlė lituoklio antgaliams valyti, kurią reikia įdėti į stovelį. Na, o čia, kaip aš jau supratau, patys antgaliai. Pažiūrėkim, kokie jie yra ir kam jie skirti. Taip, smulkiai elektronikai labai gerai, stambesniems darbams. Tai visokios formos, va vėl standartinis, o šitas labai man patinka. Ir šitas neblogai lituoja. Visiškai smulkiems darbeliams. Labai gerai. Na, o lydmetalio ištraukėjas labai jau lengvas. Palygint su mano mėlynu, maniškis sunkesnis, daug sunkesnis, gerokai sunkesnis, o šitas kaip plunksnelė, labai lengvas. Nu, funkciją savo atlieka. Taip, po pačio antgalio dydis. Jo, šiek tiek neišdirbtas. Manau, nieko baisaus. Svarbiausia, kad atliktų savo funkciją ir tiek. Toliau dar laidukų pridėta. Gal ir neblogai. Tikriausiai nenumatytom situacijom, kad žmogus gavęs lagaminėlį turėtų po ranka jau viską, ko reikia. O čia tikrai geras dalykėlis, nužievinimo peiliukas. Jeigu jis tik atliks savo funkciją labai gerai, tada jau tikrai jokių priekaištų neturėsiu. Štai tokius aksesuarus galima rasti šioje skrinutėje. Na, o dabar pavartykim instrukciją ir sužinokim, kaip šį lituoklį įjungti. Visi paaiškinimai ir saugumo reikalavimai aprašyti vienoje vietoje. Mums dabar svarbiausia sužinoti, kaip teisingai pakeisti antgalius. Pagal šią instrukciją rekomenduojama optimali temperatūra yra 300 laipsnių. O pakeisti antgalius man pasirodė daug paprasčiau nei paprasta. Svarbiausia, ištraukiant antgalį iš kaitinimo elemento, reikia laikytis šiek tiek atsargumo. Visai neblogas sprendimas padaryti tuščiavidurį antgalį ir tokiu būdu atiduoti šilumą tik į jo smaigalį. Na ir pagaliau atėjo laikas išbandyti šį lituoklį. Aš naudosiu savo litavimo stovelį. Ir jungus į rozetę matom, kad lituoklis iš karto nuėjo į parengties būseną.
Vieną kartą paspaudus įjungimo mygtuką, lituoklis nesureagavo. Vadinasi, labai gerai, jis turi apsaugą nuo netikėto įjungimo. Norint įjungti lituoklį, reikia paspausti ir palaikyti mygtuką. Pradžiai įsibandysim minimaliausią temperatūrą. Kai lituoklis bus pasirengęs, turi užsidegti žalias indikatorius. Na ir maždaug po minutės mes jau pasirengę lituoti. Kanifolija rūksta, kvapas nuostabus. Be 200 laipsnių temperatūros dėja nepakanka. Pabandysim pereiti prie 250 laipsnių. Ir dabar pažiūrėsim, kiek jam reikės laiko įkaisti. O, žalia, jau galiu dirbti. Ir iš tikrųjų pakankamai greitai įkaista iki darbinės temperatūros. Va kaip gražiai viskas lydosi. Norint išjungti lituoklį, reikia tik tai trumpai spustelti įjungimo mygtuką. Ir viskas. Na, o kiek laiko jis tinkamai tarnaus, be jokių gedimų, sužinosime darbo eigoje. Juolab, kad mūsų laukia labai didžiulis projektas – visiškai atstatyti ir paleisti legendinį juostinį magnetofoną ILET 110, kuris pas mus atvyko tiesiai iš Aivaro dirbtuvėlės. Linkėjimai jam, na, o aš su jumis atsisveikinu iki naujų video ir naujų susitikimų. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir aš jums sakau iki.